Neišsigąskite, mes niekur nepradingome. Tiesiog porą paskutinių savaitgalių sau leidome pailsėti. Juolab, kad gamtoje dabar taip gražu, paukščiukai čiulba, viskas žaliuoja. Tai buvo puikia proga lauke atšvęsti tėčio dieną. Po Kauno zoologijos sodo vaikas padarė gėlių, visi susirinko su savo vaišėmis. Na ir darėme tai, ką geriausia daryti gamtoje, gražų vasaros savaitgalį. Ta pačia proga norim pasveikinti visus tėčius ir padėkoti už jų pagalbą visose darbuose. Jūsų parama, jūsų atrama visiems mums yra be galo svarbi. Na, kadangi ilsėjomės, tai darbų daug nevyko, kažkur ten truputėlį pasitvarkėme viralinę, o daugiausiai tai tiesiog žiūrime, kaip viskas po truputėlį auga ir žaliuoja. Tiesa, į ūkį grįžo šliužiukai ar tai sraigės, nežinau kas tai tokio, netgi cerentį kramto. Vienintelis neskanus nevalgytinas augalas tai yra palergonijos ir levandos. Turėsim omeny kitiem metam. Na, o šiltnamyje gyvenimas verda. Jau turime svogūnų kuokštus, krapai išaugo, čia irgi įsisuko šliužai ir tai sraigės, dar nematau, nežinau kas tai tokio. Ridikai jau žaliuoja, štai turime morkytės, petražolės, špinatai kiša galvą. Na ir turime tos pačius jau visai prigijusius moliūgus ir šalia prie jų įsikūrusius agurkus. Na, šituos tai importavome, nes su savais nelabai kas ten gavosi, bet kaip sakant, svarbu rezultatas. Na, o pomidoraičiai iš miesto hipsterių tokių padžiūvusių, išstypusių, tapo tikrais kresnais kaimo gyventojais. Tai lauksime dar. Antrame šiltnamyje toliau bujoja laukinė gamta, su kuria po truputėlį bandome kovoti.